finansavimo niekada nebus per daug ir lėšų visą laiką truks. Rezultatai viršijo lūkesčius. Suradau parduodamą robotą. Lietuvos, Latvijos ir Estijos startuoliai mato Lenkiją kaip rinką. Paskaičiau labai gražų straipsnį Delfio ir vieną klausimą turiu. Sveiki verslo YouTube turinio vartotojai. Aš kviečiu pasiklausyti ar pasižiūrėti jau 15 jubiliejinę verslolaidę, kur aš aktyvus verslininkas dalinuosi savo įspūdžiais, ką man pavyko aptikti populiariausiuose portaluose, ką man pavyko nuveikti per šią savaitę iš savo asmeninių verslų ir be abejo, aš atsakinėju jūsų klausimus, kur jūs užduodat, klausėt, komentuojat. Šitoj verslolaidėj ne tik tai aš mokausi pats, bet ir gaunu įkvėpimo daryti naujiem ir geriem darbam. Tai aš noriu pradėti nuo plėtros ir užkabino verslo žiniose surastas straipsnis. Tarptautinė plėtra niekada nebūna lengva. Kokie barjerai riboja Lietuvos verslą. Čia aišku kalbama apie daugiau startuolius, bet iš tikrųjų buvo apklausta apie 100 startuolių ir jie pasidalino savo įspūdžiais. Man čia vieną tokį gerą, kaip čia įspūdį padarė, arba atkreipė dėmesį, kad vis tik Lietuvos, Latvijos ir Estijos startuoliai mato Lenkiją kaip rinką. Aš save laikau tokiu nepaskirtu Lenkijos verslo atašė, nes iš tikrųjų labai daug Lietuvos verslininkų skatinu daryti plėtrą Lenkijoje, nes tikrai pats pradėjau tą 2016 metais, ten turiu įmonę su ne vienu filialu ir iš tikrųjų labai tuo džiaugiuosi, nes aišku per tą laiką išmokau ir lenkų kalbą, bet Lenkijos rinka yra didelė ir mus priima. Tai čia mane nudžiugino. Antras dalykas, kuris mane nustebino, kad jie mato plėtrą į Jungtinę karalystę. Reiškia, aš turiu ir tenai įmonę. Šiuo metu labai trūksta klientų, kurie eksportuotų, importuotų iš Anglijos ir labai džiaugiuosi, kad šita apklausa sako, kad tikrai nemaža dalis būtent startuolių, gal ne paprastų įmonių, bet vis tik mato galimybę apie plėtrą būtent į šitą rinką. Čia kalbama apie problemas ir iššūkius, tai jūs tą straipsnį galite visą laiką susirasti ir pasiskaityti, bet aš pasakysiu, kokia man atrodo pagrindinė problema yra verslo plėtros į užsienį. Dažniausiai tai yra kalbinis barjeras. Ir pyksit, nepyksit, bet dėl kalbinio barjero mes dažnai ir nesuprantam to mentaliteto. Ne dėl to, kad ten kažkaip jie kitaip elgiasi, ar kaip ten japonai sveikinasi, ar kaip kinai ten kažką tai daro. Ne, tiesiog tie visi vertimai, išvertimai labai duoda daug nesusikalbėjimo ir tokio nesupratimo. Netgi aš, kai kalbu užsienio kalba, ar tai būtų lenkų, ar tai būtų anglų ir rusų dar kalbą moku, tai aš visą laiką labai smarkiai pavargstu. Ir kai pavargsti, tos smegenys pradeda tam tikrus dalykus rūšiuoti, tam tikrus dalykus nedasakai. Tai aš manau, kad labai svarbu, darant plėtrą į užsienį, susirasti žmonės, kalbančius ir prijaučiančius jūsų verslui, tai yra lojalius, kad jisai atitiktų, kalbėtų teisingai. Tai va, tų žmonių suradimas, man atrodo, yra pats sunkiausias dalykas, bet jie tada išsprendžia kalbinį barjerą ir va tą mentaliteto skirtumą. Antras pagrindinis dalykas, kai mes einam į tas kitas rinkas, mes kažkodėl tai einam į tokias kaip Latvija, Estija, mažytes. Ir aš nesuprantu, nes man atrodo, kad resursai pasiruošti komercinius pasiūlymus, surasti pardavimų komandą, kalbančią jie yra tokie patys, ar tu eitum į Lenkiją 40 milijonų, ar tu eitum į Latviją 2,5 milijonų. Ir vat visą laiką mes galbūt save nedavertinam ir einam į tokias mažesnės rinkas, paskui sudeginam ten savo energijos ir išsikovojam labai mažą dalį rinkos. Aš labai gerai atsimenu, kai konsultavau proaktyvus.lt vieną klientą, iš tikrųjų dar nebaigėm su jų reikalų ir tikrai dar konsultuosim, kompanija yra iš Alytaus ir jisai man pasakė vieną įdomų dalyką, kad jisai skaičiavo statistiką, kad reiškia nuo Alytaus 300 km į Lenkiją, tai yra 6 milijonai gyventojų, o nuo Alytaus 300 km į, reiškia, Latvijos pusę ar Estijos, kaip čia laikysi, tai viso labo yra 3 milijonai. Tai vat, kaip pagalvoji, kad vis dėlto ta plėtra tikrai yra visai netoli ir eikim ir nebijokim, tai džiaugiuosi, kad yra tokie straipsniai. Aišku, čia labai PayPalo daug jaučiasi reklamos dalyko, nes PayPalas kalbinamas, viskas aišku dėl atsiskaitimo ir jisai sako, kad čia maži verslai užsienį turėtų atsiskaitinėti per PayPalą. Šokam prie
antros naujienos, jinai man labai yra aktuali nūdienai ir aš sakyčiau, ta tokia skeptinė. Tai atnaujintos paskolų perspektyva sąlygos, didesnė finansavimo suma ir nauji tvarumo reikalavimai. Aš žinokit, esu labai aktyvus versle. Esu ir visuomenininkas. Vadovauju Transporto inovacijų asociacijai, kuri turi per 100 narių, tikrai yra aktyviai veikianti organizacija. Aš su inovacijų agentūra, su Invega, praktiškai turiu ryšį tokį betarpinį. Ir aš nesugebu padėti savo verslui su eksporto finansavimu, su technologijų finansavimu. Ir kai aš skaitau tokius straipsnius, aš suprantu, kad jie buvo užsakomieji, kad mūsų valstybė susimokėjo, nes čia yra Invegos perspektyvos paskola, bet čia yra sunkumai kokie. Kai tu nueini su tokia perspektyvos pavadinimas, net toksai, šita paskola į banką, nes Invega pats nėra bankas, tu eini į banką, Invega išduoda garantiją ir dar kompensaciją, bankas sako, gal aš tau geriau paskolinsiu brangiau su turto įkeitimu, negu tu čia dabar pildysi 300 dokumentų, aš iš to mažai uždirbsiu, nes ten irgi yra tam tikri apribojimai ir dažniausiai tie užgesta. Aš stengiuosi pritraukti ES finansavimą skaitmenizacijai. Mielai skolinčiausi su mažesniem palūkanom savo verslo plėtrai užsienyje, nes tikrai yra labai sunkus laikotarpis, reikia jį pragyventi, atsistatyti ant kojų. Bet man iš tų visų, nors aš ir dalyvau komentuojant, kaip čia taisyklės tas kuriant ir taip toliau, man vis dar nesiseka pasinaudoti nei viena iš šitų perspektyvų. Jeigu jums yra pasisekę, jeigu jūs moka tai daryti, parašykit man, parašykit komentaruose po YouTube kanalu, parašykit į LinkedIną, gal aš kažko nemoku, bet šiaip aš matydamas tokius straipsnius suprantu, kad buvo išleista verslo žiniose inovacijų agentūros pinigai pareklamuoti Invegos iniciatyvas, bet iš tikrųjų nieko gero iš to nebuvo. Kitas straipsnis yra iš Delfio ir jis yra labai įdomus, nes čia yra parašyta apie durų gamybos įmonę, apie jos vadovus, užkabino žodis Lenkija, paskui beskaitant straipsnį užkabino, kad jie eksportuoja į Ameriką ir į Angliją. Ir aš net žinokit, jiem pasiskambinau, tiem žmonėm, ir sužinojau, ar tai mokama reklama buvo, ar tai vis dėlto čia juos taip pakalbino, kad jie tokie faini. Aišku, viskas nebuvo taip šilkiniai, kaip čia yra visur parašyta, bet linkiu šitai kompanijai sėkmės. Labai džiaugiuosi, kad yra skatinamas smulkus verslas, nes čia yra Delfio straipsnis savivaldybės užsakymų skatinanti regionuose verslą. Tai yra labai džiugu, kad yra bičiukai, kurie gamina durys kokybiškos, ąžuolinės, brangios, fainai, kad jie jas eksportuoja, gamina, linkiu didžiausios sėkmės, bet jie mano klientais netapo, nes gal pavyks vyram įdėti tą mano pokalbį su jais, nes aš specialiai savo daily vlogui filmavau ir turiu gabaliuką. Jurgis, klausau jūsų. Sveiki, skambinot ką tik. Valerijau, aš gavau jūsų numerį iš tėvelio, nes paskaičiau labai gražų straipsnį Delfio ir vieną klausimą turiu. Esu didžiausios muitinės tarpininkų įmonės savininkas, Bunas ta įmonė vadinasi. Taip. Paskaičiau, kad eksportuojat į Ameriką ir į Angliją. Kas jų muitinė tvarka? Tai matot, čia ne ta, kad eksportuojam, esam gaminę kelis kartus, tokių, kad atsiranda užsakovas, jis ten viską tvarko, viskas mes pagaminam. Tai tokios patirties, kad mes ten išmuitintų kažką tai ir su dokumentais tvarkytų reikalus, tai neturėjome reikalų. Supratau. Tai žinokit, Bunasta yra tokia įmonė, mes turim sandėlį Anglijoje, moku dirbti su fiziniais asmenim, bet tada reikia elektroninę parduotuvę paleidinėti, nes jie ir mokesčių dar susitaupytų, jiem netai būtų brangu kaip per juridinius vežti, jeigu vežtųsi kaip individualus asmuo pasispirktų, pavyzdžiui. Nes dabar mes į Angliją gaminam, tai yra tokia įmonė Tramela. Aha. Tai jie ten užsakinėjo pas Megrame, dabar pas mus čia kartais užsakinėjo, vėl čia pradėjo užsakinėti, kaip nespėja.
kitose vietose tai mums duoda. Ir šiaip kas negali pagaminti. Bet jie patys, sakau, jie viskas paruošia dokumentus, mes sąskaitą išrašom, kaip dabar jie atidarė net lietuvišką įmonę, tai aplamai. Tramela. Ok, tai va, jie gali būti mūsų klientai. Nes ieškom klientų labai sunkiai čia su tais klientais. Tai. Supratau, tai gerai, aš pažymėsiu, užsirašysiu numerį. O jeigu ką, reikės kažką, tai tu... Skambinkit, pakonsultuosiu visą laiką. Logistikoje daug metų, muitinę suprantu. O taip sąžiningai straipsnis buvo mokamas, ar ne? Ne. Ne? Šaunuolį tada. Labai gražus straipsnis. Čia tiesiog Vilniaus rajono savivaldybės meras ir, tiesiog jie per tą dieną atvažiavo visą Vilniaus rajoną čia. Smulkus įmonės ten filmavo, pas mus net nefilmavo, o kitos vietos ir filmavo, ten, čia jau, kaip aš suprantu, mokėjo Vilniaus rajono savivaldybė. Supratau. Taip. Užsamdė tos visus reikalus. Gerai, ačiū labai. Jeigu ką skambinti, tikrai paskambinsiu dar Tramelai. Dėkui. Iki. Tai va, tai pasiskambinom. Iškai sužinom, įdomugi buvo. Dabar noriu pasakyti, kad neišjunkit šito vlogo, nes vlogo pabaigoje bus prizas. Prizas tikrai vertas daugiau nei 200 eurų. Tai dėl to žiūrėkit iki galo, nes tik tada paskelbsiu sąlygas. O dabar reklama. Jau spalio 9-10 dienomis vyks didžiausias transporto inovacijų forumas. Tai yra didžiausias Pabaltyje mūsų logistikos ekspertų renginys, į kurį atvyks daugiau nei 70 pranešėjų, bus nagrinėjama daugiau kaip 30 temų, kurios yra susijusios su mūsų verslo aktualumu. Kalbės tenai apie daug ką, ir tvarumą, ir intermodalumą, ir karo logistiką, bet, man atrodo, pats didžiausias turtas tokių renginių, tai yra ta lyderių bendruomenė. Ten susirinks visi verslo, politikos ir transporto ekspertai ir lyderiai. Tai jeigu jūs norite turėti sėkmingą verslą, jeigu jums reikia su kažkuo susipažinti, tai transporto inovacijų forumas vyks spalio 9-10 dienomis. Jeigu norite nuolaidos, tai Jurgis 15 TIF su nuolaidos kodu galite įsigyti bilietą transportoforumas.lt tinklalapyje. Paskubėkit, nes praeitais metais salėje buvo virš 1400 žmonių, bilietų gali ir nebelikti. Nors aišku, sako, kad transportai yra krizė, bet jeigu tu neisi, nesidomėsi, tai krizė tave ir suvalgys. Tai sekantis dalykas, į kurį siūlau susikoncentruoti, tai yra mano Jurgio šios savaitės top 3. Ir nepatikėsit, aš kelias verslolaidės atgal pasidalinau savo labai paprasto atradimu, kada tiesiog savo darbuotojų užklausęs, ten klausiau pardavėjų, vadovų, apie finansinius tikslus. Ar jie žino, kokius finansinius tikslus turi pasiekti? Ir man ten iš 10, 5 negalėjo atsakyti, tai dėl to aš paėmiau tiesiog lapą, popierių ir surašiau aiškiai visom matomam vietom. Ir žinokit, tas veikia. Rezultatai viršijo lūkesčius, tai dėl to dabar nuo šiol pradėsiu ir surašysiu visom savo bendrovėm, kurių dabar yra 7, skirtingose 7 šalyse, bent jau minimalius finansinius tikslus, kad jie judėtų link jų, nes matyt, reikia matuoti tai, kas rūpi. Esu tikrai kažkurioje knygoje perskaitęs ir tai yra tikrai, man atrodo, labai geras patarimas. Tai matuokit, kas rūpi ir pasitikrinkit specialiai ir parašykit komentaruose, ar jūsų žmonės žino savo finansinius tikslus šitam ar kitam mėnesiui. Tada labai noriu pasidžiaugti, kad pagaliau užbaigėm kliento kelio tyrimą. Samdžiau tokį specialistą, Edmundą Sipkų. Edmundai, nepyk, jeigu nulykinau tavo specializaciją, tai žmogus freelanceris, kuris jau daugybę metų užsiima kliento kelio tyrimu ir konsultuoja verslus tam tikrą prasme dėl jo efektyvinimo arba tam tikrų dalykų sukūrimo arba tam tikrų dalykų atsisakymo. Nes jisai mato, kur stringa procesas, kur kliento lūkesčių netitinkam, kur juos viršėjam, bet už tai pinigų nepaimam. Tai žodžiu, dabar mano komanda
turi labai daug ir gero darbo iš Edmundo lūkesčių atneštų iš klientų ir be abejo matom, kur mes nepasiimam pinigų, tai tikrai stengsimės juos pasiimti. Ateityje planuojam dar jį pasisamdyti, kad kurtumėm, galbūt kažkaip norim patobulinti klientų užsakymo pateikimo būdą, tai galvojam apie kažkokį tai langelį. Ir paskutinis, gal toks įdomesnis stambesniem verslam, bet aš vėl grįžtu prie to klausimo investicijų pritraukimo. Konkrečiai kalbuosi dabar su pagrindiniais mūsų paslaugų pirkėjais, kadangi išėjom į Vokietijos rinką, vystomės Hamburgo uoste, atsirado tikrai didelis poreikis, didelių garantijų ir iš tikrųjų šiuo metu mūsų finansai to kaip čia negali leisti. Mes turim laiduoti virtualiais pinigais, bet tie virtualiai pinigai turi būti padengiami paskui kažkokiais įmonės finansais. Tai mes dabar intensyviai ieškom ir mano pasirinktas kelias tai yra kalbėti su būtent mūsų klientais. Ir man atrodo, kad jis yra pats teisingiausias, tai jeigu tau reikia tos paslaugos, aš tau ją galiu suteikti 80% kainos, bet prašau padėk man finansuotis. Tai dabar kalbam su dviem dideliais Vokietijos logistikos tokiais žaidėjais, bet neatmetu, kad kalbėsiuos ir su Lietuvos didžiaisiais ir gali būti, kad bus net lengviau, nes jie čia yra visi pažįstami ir pakankamai artimi. Ir ką, mano pati mėgstamiausia rubrika, tai yra publikos klausimai, tai booketa.proaktyvus.lt, jūs rašot klausimus, aš juos bandau rasti atsakymus ir taip stengiamės kurti mūsų bendruomenės tokią gražą. Tai skaitau pirmą klausimą. Prieš 5 metus pradėjau savo šeimos konditerijos verslą, orientuodamasi į aukštos kokybės rankų darbo desertus. Mėgstu desertus, ypač dabar, kai filmuojam apie 6, jau norisi valgyti, tai sunkus tas klausimas bus, bet okei. Tačiau pastaruoju metu susiduriu su sunkumais, nes į rinką įžengia didelės kepyklos, siūlančios pigesnius produktus. Kaip manote, kaip mažos ir vidutinės įmonės kaip mano gali efektyviausiai konkuruoti su dideliais rinkos žaidėjais, ypač kai šie siūlo pigesnius produktus ar paslaugas? Wow! Ką aš manau? Manau su pridėtinė verte. Aš neišmanau desertus ir čia aš neseniai įvedžiau tokią naują rubriką, reiškia ieškau perliukų, skelbiu.lt arba Facebooko grupėse, kur parduodami yra kokie verslai ir aš pastebėjau, kad konditerijos verslų labai daug yra parduodamų. Visą laiką galvojau, kad konditerijos verslą parduoda dėl to, kad jisai yra paremtas ant kažkokios kepėjos, konditerės ir dėl to tu esi šiek tiek apribotas. Reiškia, jeigu pats tu kepi, tai turi verslą, bet jeigu nori, kad kažkas kitas keptų, tai to verslo nebeturi. Tai aš galbūt klydau, bet ką manyčiau šitoj vietoj aš daryčiau, tai aš pradėčiau specializuotis kažkur tai. Ir pavyzdžiui, aš kurį laiką priklausiau tokiam vienam verslo klubui, tikrai brangiam, kur metų narystėje kainavo virš 6 000 eurų. Tai jie, pavyzdžiui, kiekvieną savo narį, o jų beveik 200 buvo, dovanodavo tortą. Ir žinau, kad tą tortą kepdavo viena Europos įmonė ir sugebėdavo tuos tortus pristatyti per ten X laikotarpį, tarkim per 2 savaitės į bet kurią šalį. Tai aš nesiūlau užsiimti tuo, bet aš manau, kad tam tikra pridėtinė vertė prie to konditerijos gaminio, jinai galėtų sukurti kažką. Tai ir žinai, mes esam užuomaršos vyrai ir taip toliau, kartais būna net į ofisą važiuoja, ar kokio suvenyro pas klientą reikia. Galbūt reikia įvesti tortas per 2 valandas, pavyzdžiui, ir tai gali labai pasitvirtinti, kur, pavyzdžiui, per appsą, per kažkokią programėlę žmogus gali užsisakyti pas jūs kepinį su specialiu užrašu individualiu jam ir ten bus super skanus ir greitas. Arba galima iš tikrųjų galbūt padaryti taip, kad pavyzdžiui jūs pradedate tuos gaminius patys pristatinėti kokiu nors ekologiniu būdu, bet išplečia tinklą. Turiu omeny, kad aš suprantu, kad jeigu aš gerai perskaitau, tai jūs konkuruojat su IKI, kurie pakankamai pradėjo kepti visokius ir eklerus ir visokius kitokius skanumynus ir jie pakankamai gerai atrodo, ar su Maxima, ir jūs neturit to konkurencinio pranašumo. Tai man atrodo, kad jūs nežinot, kas yra jūsų klientas. Pirmiausia, tada kur jis tą gaminį perka ir už ką jisai pasiruošęs mokėti daugiau.
ir jeigu šitus visus dalykus įsiaiškinsit, o aš tą labai panašiai darau, proaktyvus.lt savo projekte, tai mes tikrai galėtumėm surasti ir aš manau, kad jūs išvažiuotumėt, nes man nieko nėra geriau už skanų kokybišką desertą laiku ir vietoj. Aš labai mėgstu vežti klientam lauktuvės, tai pavyzdžiui, gal tai galėtų būti klientų lauktuvių kažkokia labai populiari programėlė, per kurią lengva užsakyti ir kažkur lengva atsiimti, nes dažnai būna, kad tu prisimeni 8 valandą vakare, kad tau rytoj 10 valandą reikia ir tu tada neturi ir važiuoji nusiminęs arba bandai kažkaip improvizuoti. Sekantis klausimas. Pradėjau savo kosmetikos verslą iš mažo namų ofiso, o dabar mano produktai parduodami keliose šalyse. Nepaisant šio augimo, man teko įveikti daugybę iššūkių, ypač susijusių su finansavimo trūkumu ir naujų rinkų atradimu. Kokios strategijos galėtų padėti užtikrinti dar didesnį augimą ir kaip geriausiai įveikti su tuo susijusius iššūkius, pavyzdžiui, finansavimo ar tarptautinės plėtros kliūtis. Wow, čia yra 2 labai skirtingi dalykai. Pirmiausia, finansavimas, tai mes jau kaip tik kalbėjom šitoj verslolaidėj, tai ar banko paskola, arba investuotojai, arba ten individualių žmonių kažkokia paskola. Kitas dalykas, tai yra tarptautinė plėtra ir klientai. Tai galbūt galima pasiskolinti pinigų iš tiekėjų, kurie irgi tą pačią viziją turi ir norėtų būti skirtingose šalyse, skirtingose vietose, bet jie, pavyzdžiui, neturi nei know-how, nei galimybių ir tiesiog paprašius iš jų 90 dienų atidėjimo, jūsų apyvartos užtektų jums finansuotis tai plėtrai. Ar ne? Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra marketinginės lėšos, kur būna irgi gamintojai skiria tų lėšų ir gali padėti. Ir trečias dalykas, tai be abejo parduoti akcijų dalį investuotojui, kurio investicijos būtų skirtos verslo plėtrai, iššūkių įveikimui, taip toliau ir panašiai. Tai aš manau, kad tai nesudėtingas iššūkis, ypač jeigu jau sekėsi, jau žinot, kas sekasi ir nuo mažo pradėjo, dabar esate dideliam, tai tikrai manau, kad jūs tuo susitvarkysit, o finansavimo niekada nebus per daug ir lėšų visą laiką truks. Tokia jau yra tiesa, tai reikia su tuo susitaikyti, man visą gyvenimą to trūksta. Ir, kaip sakant, ypač kai ateina tos krizės, tai tada pasidaro labai labai sunku, bet labai gerai, kad aš turiu net tokią tatuiruotę, kuri man rodo visą laiką, kad niekada negali būti lygu. Arba bus gerai, arba bus labai blogai, bet faktas, kad viskas turi savo pabaigą. Ir geri dalykai, ir blogi dalykai irgi turi pabaigą. Tai šokim į paskutinę, visai neseniai atsiradusią rubriką Parduodu verslą. Tai parašykit komentaruose, ar šitą rubrikėlę paliekam, ar jinai jums patinka, o gal jūs man galite atsiųsti tokių perliukų, kuriuos patys surandat. Tai parašykit book@proaktyvus.lt. Aš labai būsiu patenkintas, kad jūs prisidedat prie laidos kūrimo, surandat versliukų visokiose Facebooko grupėse, kaip šiuo atveju. Tai aš Facebooko grupiai Verslo rinka suradau parduodamą robotą. Šitą robotą visi mes matėm, kas lankėmės Ozo prekybos centre. Jisai darė ledus. Pasirodo, jisai gali daryti ir kavą. Ir jisai yra šiuo metu parduodamas, tuoj paspausiu ant nuorodos. Pažiūrėsiu, ar žmogus yra parašęs kainą. Ne, čia iš tikrųjų yra parduoda jį įmonė, kuri matyt tuos robotus planuoja daryti arba kurti. Robocov, o galbūt žmogus parduoda ir atsisakys iš vis to verslo modelio, tai dabar jis stovi jau nebe Oze, Gedemino 9. Kadangi ten Workland ofisas susidarė, tai per vasarą mes tenai nesilankėm, tai ir aš nemačiau jo, kad jisai tenai stovi. Čia aš įdėjau tą perliuką vien tik tai dėl to, kad man atrodo tokie dalykai, automatizavimas labai atneša nemažas pasyves pajamas. Ir mes tikriausiai nekartą visi esame matę, kaip ten žmonės pasistato tą vending machine, patys važiuoja ten į kokį Sanitexą, užperka, deda prekes ir iš to gauna pelną ir netgi kartais dalinasi YouTube ar socialiniuose tinkluose savo tuo verslo keliu. Tai va čia vienas iš tų pavyzdžių, tiesiog jis man pasirodė daug įdomesnis, nes čia vending machine tai visi įpratę, o čia toks robotas, nors iš tikrųjų jis nieko ypatingo nedaro. Čia, ta prasme, įpila ledų ir lygiai taip pat įpila kavos. Bet tokie pasyvūs dalykai, kur tu gali po savo darbo
ar studijų nuvažiuoti, užpildyti tą vending machine, ar pripilti šitą robotą vandens, ar ten kavos pripildyti. Man atrodo, tai yra gera pradžia, toks geras amatas. Aš iš tikrųjų žaviuosi tokiais jaunuoliais pas mane, jie buvo atėję ne konsultacijos, o šiaip pažintis, kai ieškojau šaltų skambučių darytojų. Jie sakė, jie nusipirkę daug tų visokių kriaušių, aparatų ir juos stato ten kebabinėse ir tokiuose žmonių koncentracijos vietose, kur žmonės turi laiko laukti. Nu, ta prasme, laukit savo užsakymo ir ten žmogus vis tiek primeta tų pinigėlių ir prirenka tų pinigų. Tai tokį aparatą pastačius, kur didelė žmonių koncentracija, ar universitetas, ar tai kažkoks tai stotis, ar vat, kaip čia Gedimino 9, aš manau, kad visą laiką tu turėsi pajamas, tik tai reikia skaičiuoti iš to, kad kiek maždaug praeina per dieną tų žmonių, atsiskaičiuoti procentą, kokia dalis tų žmonių pas tave pirks, tada teisinga kainodara, savikaina ir pažiūrėti, ar yra atsipirkimas. Aš manau, kad tokių technologijų kaip IT, aš niekada į IT atsipirkimą neskaičiuoju daugiau kaip 3 metai. Ir reiškia, per 3 metus daiktas turi man atsipirkti ir kainuoti 0, tada aš jį investuosiu. Tai va tokį išmanų daiktą, vending machine gal 10 metų gali dirbti, o toks išmanus robotas, kur ten keičiasi dalykai, norai ir taip toliau, aš manau, kad nedaugiau 3 metų, tai jeigu jūs tiek suprekiausit, jis per 3 metus atsipirks, aš manyčiau, kad būtų visai įdomu investuoti ir galima būtų kažką tai kurti. Jeigu būtų taip, kaip anksčiau pas mane buvo virš 400 per parą vairuotojų ofise, klientų aptarnavimo vietose, aš tikrai kažką panašaus jiems statyčiau, nes dabar Lenkijoje aš turiu vending machine pasistatęs ir kavos aparatą su žetonais ir tikrai esu patenkintas, suprekiaujam plus minus 2-3 tūkstančius zlotų, tai manau, kad dirbam su 30% marža, tai 1000 zlotų yra pelno. Taip, kad tikrai turiu patirties, sakau, kad tai yra geras verslas. O dabar yra prizas. Tai spalio 9-10 dienomis vyks transporto inovacijų forumas. Žinot, kad aš esu iš transporto. Ir dėl to šitą verslolaidę ir mano YouTube kanalą tikrai daug žiūri transportininkų ir žmonių darančių verslą šitoj srity. Tai parašykit jūs komentarę, kodėl jum reikia apsilankyti transporto inovacijų forume, su kokiu tikslu, ką norit pasiekti, kokius klausimus norit išspręsti ir vieną iš jūsų aš išrinksiu ir parašysiu jums asmeniškai per savaitę laiko po šitos verslolaidės paskelbimo nugalėtoją ir padovanosiu vieną nemokamą bilietą, kuris kainuoja tikrai virš 200 eurų. Tai iki pasimatymo, iki, ačiū, kad žiūrėjot ir būkit saugus.